Štai šioje pilyje, kurią matote greta manęs, prieš beveik 100 metų dėjosi keisti ir kraupūs dalykai. Šios pilies šeimininkiai pamilus kunigą, o kunigui pamilus ją, dėl užmegzto romano kunigui teko išvykti į Vatikaną prašyti popiežiaus leidimo ją vesti. Jam išvykus pilyje liko viena šeimininkė, palikta viena besilaukianti kūdikio, keistomis aplinkybėmis netoliese vykusio sukilimo metu ji ir jai gimusi mergaitė buvo nužudytos. Sakoma, kad dar dabar 10-metės Emilės vaiduoklis vis dar blaškosi po šią pilį. Jos vaiduoklis esą saugo pilyje paslėptą lobį. Tačiau ar šiuose pasakojimuose dar yra tiesos? Eime ir išsiaiškinsime. Gerai, turim. Einam dar stambiaką padarysim. Taip, Girvidai, tu ateinu. Labas, aš Antonas. Ai, nu, tai tu gali 10 kambarį mano. Iki. Taip, supau. Uždau nelikęs. O kodėl? Aha. Gerai, žiūrėsim, ką galima padaryti. Aš tu nelikęs? Jo. Bet problema iš tikrųjų rimta, nes gali gauti, žinai, vietinių žmonių priešinimas. Jo labiau, kad mes juos visus esam pakvietę į festivalį. Taip? Tai jie gali kaip ir, netinkamai sureaguoti, galvodami, kad čia festivalis, kol paskui nebus mišių. Tai sprendžiam. Guys, enough playing, let's go to work. Хватит играть, идем работать. Let's go. It's time to work, okay? Okay. It's nonsense, let's go. I think that there are so many people here, we have to go out. Much people in here. It isn't working. Who needs to be here, just stay here, and who doesn't need, let's go. Whoa! Look at the cow. She's running. Hello everybody, this is our meeting again, and I'm here to introduce Nell. She's a bit late for our workshop, and she's also responsible for this workshop. And Nell, maybe you want to say anything for that? Yeah, I wanted to say something, but Antonas already said a lot of things. Sorry for being late, because I was responsible for the sculptures, but I think now everything is okay. And I hope that now I'll be here and work with you all together. So maybe anybody has any questions for Nell? Galėčiau užduoti klausimą? Ar egzistuoja tie paslėpti pilies ypatingi lobiai kažkokie? Šitą klausimas nelabai tėra, bet jeigu atsakant jį, tai taip, kiek aš girdėjau, jie buvo, bet jau iškasti. Taip kad nereikia čia pilies kasti, nes už tuos lobius nėra suremontuota ir todėl čia vyksta dirbtuvės. Oh, maybe any more questions to Nell? Tikrai gal dar kartą pasižiūrim, nes scenarijos, man yra tokių vietų, kur tikrai nepatinka. Klausau. Taip. Taip siunčiu. Negauti, ne? Gerai, tuoj pat persiunčiu. Ačiū, iki. Sąmonės tikrai. Va čia šitoj vietoj nesiraša niekas, nei idėjai, nei dialogai. Nesąmonė. Galim ištrinti va šitą vietą. Bet netrinti, nes reikės ištrinti ir ten, ir ten.
sėdi prie interneto, šneka, bet kas iš to. Bandom dabar nenau kažką prašyti, o pataisyti šį žemės vietą. Nes vien šios dienomis visi yra. Ačiū tau. Tai čia yra gerai, yra gerai. Tada vat šičia irgi, šitoje vietoje. Šitie du epizodai tai yra labai gerai sėdi. Parašom panašiai. Ja. Apie tą patį Jo, kalbą. čia yra geras. Čia yra geras. Tai siužetas čia klimpa. Labas, kurį, ne? Pasiūlom čia. Kaip sekasi? Neblogai, pabaigėm, kaip tau? Gerai, labai gerai. Tai žinai, jau antra diena, o tokios nesąmonės vyksta. Tai jau vienas užsienietis nori išvažiuoti. Eik, tu, rimtai? Jo, Antonas baisiausiai susimėgęs, nežinau. You know, the main street is rising up here. You can see it. Really? Let's go.